Draugavau su viena, mergina, jaunas buvau pakankamai dar. Ir mes išsiskirstėm. Vienu žodžiu, ten ta tampėm armoniką, būti nebūti kartu. Ir mes atsiskyrėm ir man skambina mano bendražygis draugas ir sako, aš čia su tavo vat, buvusia šūrių mūrių darau. Galima aš ją išdulkinsiu. Yra tarp vyrų, yra toksai dalykas, jeigu yra draugai, bendražygiai, tai dalis vyrų neima, neima vienas kito net buvusių moterų, nes tai yra tam tikras garbės kodeksas tarp vyrų. Ir tarp vyrų dalies yra toks dalykas. Kaip man trenkia per viską, nejaučiau nei rankyčių, nei kojyčių. Ir aš tuo metu susigražinau ją. Nes pajaučiau, ant kiek tai yra stipru. Aišku, tai buvo neteisinga reikšmė priskirta. Paprasčiausiai mostelėjo per žvėrį vidinį. Ir vienas iš niuansų yra, kad reikia žinot, kad yra ne tik tai stiprios emocijos būna trenkia, bet dažnai trenkia išgyvenimo instinktas. Ir įsivaizduok, Sauliau, mesgi logiškai priskiriam reikšmę signalui pagal jo stiprumą. Jeigu pas mus mašinoj, ta prasme, pareina variklis, taip? O ten tokia informacija ateina, taip kažkas blyksti, kažkas dar kažką. Ir kaip mes reaguotumėm va taip, o kaip reaguotumėm, jeigu sugedo valytuvas ir mums sirenos pradeda iš vidaus paslėptas kaukti ten ir blyksi į tave. Mūsų psichika priėmė tai pagal signalą ir interpretuojam mes savo psichikos va tą bum pagal stiprumą. Ir dažnai išvada pagal signalo stiprumą būna neteisinga. Tai vienas niuansas, kad yra toks, kad būna bachtelė ir ta bachtelė supranta, aš tikrai ją myliu. Arba aš tikrai jį myliu. Sukelia labai stiprus jausmus, pavyzdžiui, žmogus. Tai likimas, mano antra puselė, nes mane labai labai veža. Nebūtinai. Nes tai dažniausiai yra žvėris, kuris kalba, arba yra karminiai, neįspręstos psichologinės problemos, santykiai. Tai yra karminis šauksmas. Patirti tam tikrą epizodą gyvenime. Karma yra žymiai paprastesnis dalykas, tai yra neįspręstos psichologinės problemos. Tai toks vienas epizodas, o kitas epizodas, aš tokį paprastą pavyzdį papasakosiu. Aš anksčiau labai seniai dirbau korporacijoje ir tada tik tai pradėjau domėtis, kaip tvarkyti su emocijom. Ir aš sėdžiu kabinete, o už nedidelės tokios sienelės plonos vyksta susirinkimas vadovų. Ir aš išgirstu, kaip bosas pasako, tai Šarūnas, mažuolis. Ir mane, buim, baimės stulpas pranešė. Aišku, tuo metu aš jau žinojau, ką su to daryti, paprasčiausiai aš taip suinterpretavau, bet to korporacija yra korporacija, niekada nebūsi pakankamas korporacijai. Ir ten buvo savitų psichologinių niuansų ir tuo metu tas iššūkis buvo toksai, kad aš bijojau ir man mostelėjo. Ir ką aš padariau, aš paprasčiausiai tą stulpą praleidau be pasipriešinimo per save. Ir tai baigėsi už 2 minučių, gal už minutės. Ir tokia per kūną, stipri energija, autoreakcija. Taip. Praleidi. Jeigu praleidi, tai baigėsi. Nes interpretuoti ant stiprios emocijos jos negalima. Kaip aš sakau, negalima daryti išvadų apie gyvenimą ir apie situaciją ir priimti sprendimų ant labai sunkių būsenų ir ant euforinių būsenų. Gerbiami įsimylėjėliai, jums tai irgi skirta, jeigu esate apsvaikę nuo hormonų, jums vaidenasi. Kaip mum vaidenasi visiems, kada mes esame stiprioj kažkokioj sunkioj būsenoj. Ir mentalų pasitikėti negalima.